Šiandieninėme skaitmeninėme amžiuje mūsų gyvenimas neatsiejamai susijęs su internetu. Mes jį naudojame bendravimui, bankininkystei, apsipirkimui ir daugeliui kitų dalykų. Kibernetinis saugumas nebėra tik technologijų ekspertų rūpestis. Tai yra esminis mūsų kasdienio gyvenimo aspektas. Kibernetinės grėsmės tampa vis sudėtingesnės, nukreiptos tiek į pavienius asmenis, tiek į organizacijas. Nuo tapatybės vagystės iki finansinio sukčiavimo, kibernetinių atakų pasekmės gali būti pražūtingos. Lygiai taip pat, kaip saugome savo fizinį turtą, turime laikytis panašaus požiūrio ir savo skaitmeninėme gyvenime. Imdamiesi aktyvių veiksmų savo kibernetinio saugumo laikysenai gerinti, galime sumažinti riziką ir apsaugoti savo skaitmeninę gerovę. Kibernetinis saugumas – tai ne tik techninės priemonės. Jį taip pat reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai. Šios teisinės sistemos yra sukurtos siekiant apsaugoti asmenis ir organizacijas nuo kibernetinių nusikaltimų ir duomenų saugumo pažeidimų. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDR. ES įgyvendintas BDR nustato griežtas asmeninių duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo gaires. Kitos šalys yra priėmusios panašius teisės aktus, pavyzdžiui, Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą, Jungtinėse Amerikos valstijose. Šių teisinių sistemų supratimas yra būtinas tiek asmenims, tiek įmonėms, veikiančioms skaitmeninėje erdvėje. Laikydamosi kibernetinio saugumo įstatymų, organizacijos gali išvengti didelių baudų ir reputacijos praradimo. Kibernetinės grėsmės nuolat kinta. Jas skatina kenkėjiški veikėjai, siekiantis išnaudoti pažeidžiamumus. Norint sukurti veiksmingą apsaugą, labai svarbu suprasti šių grėsmių mokslinį pagrindą. Viena iš paplitusių grėsmių – kenkėjiška programinė įranga. Apimanti įvairią kenkėjišką programinę įrangą, skirtą sutrikdyti kompiuterinės sistemas arba gauti neteisėtą prieigą prie jų. Išpirkos reikalaujanti programinė įranga – tai dar viena kenkėjiška programa, užšifruojanti aukos failus ir reikalaujanti išpirkos mainais už iššifravimo raktą. Sukčiavimas apsimetant – tai dar viena dažna grėsmė, kai užpuolikai bando apgaule priversti asmenis atskleisti slaptą informaciją. Socialinės inžinerijos metodais naudojamasi žmogaus psichologija, manipuliuojant asmenimis, kad šie suteiktų prieigą arba atskleistų konfidencialią informaciją. Suprasdami kenkėjiškų veikėjų naudojamą taktiką, galime geriau apsisaugoti nuo to, kad taptume aukomis. Vienas iš pagrindinių kibernetinio saugumo aspektų yra stiprių ir unikalių slaptažodžių kūrimas. Slaptažodžiai yra pirmoji gynybos linija nuo neteisėtos prieigos prie mūsų internetinių paskyrų. Kuriant slaptažodį, svarbu pasirinkti didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių derinį. Ilgesnis slaptažodis paprastai yra saugesnis, rekomenduojamas mažiausias ilgis 12 simbolių. Kiekviena internetinė paskyra turėtų turėti unikalų slaptažodį. To paties slaptažodžio naudojimas keliose platformose palengvina užpuolikams prieigą prie kitų paskyrų, kai tik jiems pavyksta įsilaužti į vieną. Apsvarstykite galimybę naudoti slaptažodžių tvarkyklę, kad galėtumėte saugiai saugoti ir generuoti stiprius slaptažodžius. 5. skyrius – 2 faktorių autentifikavimas. Svarbus saugumo sluoksnis. 2 faktorių autentifikavimas arba 2FA suteikia jūsų internetinėms paskyroms papildomą saugumo sluoksnį. Todėl neteisėtiems vartotojams daug sunkiau gauti prieigą. Įjungus 2FA, norint prisijungti prie paskyros, reikia 2 skirtingų autentifikavimo formų. To, ką žinote, pavyzdžiui, slaptą žodžio, ir to, ką turite paprastai kodo, siunčiamo į jūsų išmanųjį telefoną arba saugos rakto. Šis antrasis veiksnys veikia kaip papildoma kliūtis, neleidžianti užpuolikams pasiekti jūsų paskyros, net jei jie žino jūsų slaptažodį. Daugelis internetinių paslaugų ir platformų siūlo 2FA kaip papildomą saugumo priemonę. Labai rekomenduojama įjungti 2FA, kai tik įmanoma, ypač paskyroms, kuriuose yra neskelbtinos informacijos, pazinkel pašto, bankininkystės ir socialinės žiniasklaidos. 6. skyrius – asmeninės informacijos internete ribojimas.
Šiandienos tarpusavėje susijusiame pasaulyje lengva netyčia pasidalyti daugiau asmeninės informacijos internete, nei suvokiame. Apriboję viešai skelbiamos informacijos kiekį, galime apsaugoti savo privatumą ir sumažinti tapatybės vagystės ar kitų kibernetinių grėsmių riziką. Būkite atidūs, kokią informaciją skelbiate socialinės žiniasklaidos platformose. Venkite skelbti neskelbtinos informacijos, vazykit savo namų adreso, telefono numerio ar finansinės informacijos. Reguliariai peržiūrėkite savo privatumo nustatymus, kad galėtumėte kontroliuoti, kas gali matyti jūsų įrašus ir asmeninę informaciją. Atminkite, kad kuo mažiau asmeninės informacijos skelbiate internete, tuo mažesnis jūsų puolimo paviršius potencialiems kibernetiniams nusikaltėliams. 7 skyrius – programinės įrangos atnaujinimų vaidmuo. Programinės įrangos atnaujinimai atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant kibernetinį saugumą. Programinės įrangos kūrėjai reguliariai išleidžia atnaujinimus, kuriuose dažnai būna saugos pataisų, skirtų pašalinti aptiktus arba praneštus pažeidžiamumus. Atnaujindami programinę įrangą, užtikrinate, kad turite naujausią apsaugą nuo žinomų grėsmių. Daugelį įrenginių ir programinės įrangos yra automatinio atnaujinimo funkcijos, kurios gali supaprastinti procesą ir užtikrinti savalaikius atnaujinimus. Nepaisimas programinės įrangos atnaujinimų gali sukelti jūsų įrenginių ir duomenų pažeidžiamumą atakoms. Atnaujindami programinę įrangą, sustiprinate savo apsaugą nuo kintančių kibernetinių grėsmių. 8 skyrius – budrumas, grėsmių atpažinimas ir jų vengimas. Kibernetinis saugumas – tai nuolatinės pastangos, reikalaujančios budrumo ir sąmoningumo, kad būtų galima atpažinti ir išvengti galimų grėsmių. Būkite atsargus dėl įtartinų laiškų, ypač tų, kuriuose yra priedų arba nuorodų iš nežinomų siuntėjų. Sukčiavimo elidžio laiškais dažnai bandoma apsimesti teisėtomis organizacijomis, kad apgaulė priverstų jūs atskleisti neskelbtiną informaciją. Jei abejojate, patikrinkite siuntėjo tapatybę kitais būdais prieš spustelėdami bet kokias nuorodas arba atidarydami priedus. Būkite atsargus, kai spustelite nuorodas arba atsisiunčiate failus iš nepažįstamų svetainių. Reguliariai tikrinkite, ar jūsų įrenginiuose nėra kenkėjiškų programų, naudodami patikimą antivirusinę arba kenkėjiškas programas šalinančią programinę įrangą.